nori pigių skrydžio bilietų pirkti antradieniais. Tai žmogus jungiasi, tai mes jam pakelkim kainą. Žiūrėk, dar prisijungia, dar pakelkim kainą. Tada visi tie VPN ir taip toliau. Va, tu vis tiek žinai tikriausiai daugiau šitą vietoje, gal galėtum pasidalinti, kas yra faktas ir kas yra mitas. Stebėjau apskritai, kiek žmonės ieško būtent tų datų. Reiškia paklausa, net jeigu ir nenusipirko. Bet vienas prisijungimas tom datom, kitas prisijungimas tom datom, trečias. Čia ne apie asmenį, kuris jungiasi, o apskritai, kiek populiarios tos datos. Kokius gerus bilietus radau ir kaina, fantastika. Ir tada pradedi galvoti, kaip gerai pagavo, tikrai neįtikėtina kaina ir tada supranti, kad tai yra atskiri bilietai. Labai daug taisyklių aviacijoje parašytos krauju. Bet kol lėktuvas nestovi, jeigu jie pašoka ir imasi daiktus, jiems bus taikomos baudos. Ar jūs tikrai taip gerai išmanot lėktuvo sistemas, kad galėtumėte tvirtinti, ne, mano telefonas tikrai nesukels trikdžių. Kai kuriuose lėktuvuose nesukels, kai kuriuose gali. Norit bandyti? Šiandien mūsų pirmojo epizodo viešnia Sigita, 15 metų aviacijoje pradirbusi profesionalė. Ji matė, kaip sprendžiamos krizės, kaip paruošiami lėktuvai skrydžiui ir ką reiškia saugumas pirmiausia iš vidaus. Tad šiandien sužinosime viską apie skrydžių vėlavimus, atšaukimus, mitus, saugumą, kada geriausia pirkti bilietus ir kitus mitus. Ir pakalbėsime apie tokius dalykus, kurių dažnas keliautojas net nežino. Tai labas Sigita. Labas. Labai džiaugiamės, kad sutikai būti mūsų pirmąją pašnekovę. Turėsim šiandien pirmą blyną, bet tikiuosi, kad jis bus neprisvilęs. Ir iš tikrųjų labai norėčiau pradėti nuo klausimo apie skrydžius, tiesiogiai su tavim susijusi, ar ne? Okay. Ar tau pačiai kada nors teko nespėti, tai yra pavėluoti į lėktuvą, arba tiesiog į jį nepatekti vien dėl overbookinimo? Čia geras klausimas labai. Šiaip aš sąžiningai prisipažinsiu, kad aš mėgstu vėluoti daug kur išskyrus skrydžius. Nes žinau, kad skrydis greičiausiai nelauks. Tai aš esu iš tų, kurie nervina savo pakeleivius ir sako, 2 valandos, čia jau visiškas limitas, 2 valandos prieš mes turim stovėti kaip stygos užsiregistravę. Geriau būtų užsiregistravus jau. Tai nesu pavėlavusi skrydį, esu bėgus į skrydį, esu įlipusi paskutinė į skrydį ne kartą. Su iškvietimu? Su iškvietimu, tarp kitko, iš kolegos. Tai buvo ilgai mūsų anekdotas po to. Esu važiavusi per labai didelę audrą Seišeliuose. Mes važiavom su savo verslo partneriais į skrydį ir aš galvojau, kad va čia bus tas pirmas kartas, kai aš pavėluosiu į skrydį. Netikėtai kilo didelė audra ir mes tiesiog važiavom taip lėtai, kad man vienu momentu atrodė, kad aš išlipčiau ir eičiau greičiau. Taip, žinau. Tiesiog, kad būtų saugu, nes keliai pažliugę, liūtis ir ten tiesiog būtų nesaugu važiuoti greičiau. Bet viskas labai laimingai baigėsi. Visur spėjom. Tai tokių žodžių situacijų, kad griežtai laikaisi 2 valandų taisyklės. Absoliučiai. Čia yra tas rytis, kur vėluoti negali, jeigu vėluoji, well. Aš kiek žinau, tu taip pat, ne? Aš labai, turėjau irgi tokią situaciją, kai buvau Belgijoje ir važiavau iki oro uosto ir autostradoj kamštis. Ir aš tą 40 minučių atsimenu, kad pas man jau daug scenarijų galvoje prasisuko, jau kokį čia kitą skrydį žiūrėtis ir panašiai. Aš tiek patyriau streso, kad aš po to savo pasakiau, niekada neleisiu savo pasilikti mažiau laiko negu, ir čia jau yra tiesiog nerašyta taisyklė. Mano namiškiai, tarp kitko, pakeliai irgi labai nervuojasi dėl to ir sako, nu kodėl mums taip anksti? Iš tikrųjų, tai geriau nervuotis ir panabodžiauti oro uoste ir galvoti, ko mes čia taip anksti važiavom. Tai čia geresnis nervas bus, o iš vis idealus variantas. Tai pagalvokit, ką jūs veiksit oro uoste tas 2 valandas, kai jau ateis laikas nuobodžiauti, nes jūs jau visur spėjot. Tai čia yra iš vis idealus variantas. O kaip dar su ta situacija irgi tikrai ir pati pažįstu žmonių, žinau, ir šiaip yra tokių istorijų, kai žmonės iš tikrųjų įbėga pačią paskutinę minutę
ir jie dar mato lėktuvą, bet jų jau nebeįleidžia. Ir tada kyla didžiulis pasipiktinimas, tarsi, kad va specialiai manęs neįleido, tikriausiai tas darbuotojas dabar Tos labai blogos džiaugiasi. aviakompanijos, Taip, tie kaip yra. nigeriečiai. Aš tikrai žinau, kad tu šitą vidinę virtuvę žinai nuo iki, tai papasako, kaip yra iš tikrųjų, ar pyksta be reikalo, ar su reikalu. Iš tikrųjų yra visada, perkant bilietą, kur jūs bepirktumėte, ar patys perkat bilietą, ar agentūroje jums nuperka bilietą, visada yra informacija, kada užsidaro registracija į skrydį ir kada keleiviai nebepriėmami. Du dalykai, kada užsidaro registracija į skrydį ir kada užsidaro keleivių laipinimas. Tai nėra tas laikas, kai lėktuvas išskrenda. Tai gali skirtis tas laikas nuo aviakompanijos, dėl to kiekvieną kartą labai rekomenduočiau pasitikrinti, nes tai, kad jūs į kažkurį skrydį įleido likus 15 minučių prieš patį skrydį, tai nereiškia, kad kita aviakompanija įleis. Gali būti skirtingos taisyklės ir jos tikrai labai dažnai skiriasi, tai labai sveika būtų pasitikrinti. Ko keleiviai nežino ir neprivalo žinoti, čia ne jų darbas yra. Keleiviai nežino visų procedūrų, kas vyksta, kai atbėga keleivis ir sako, aš atvažiavau, bet niekas manęs neberegistruoja, nebepriima mano bagažo, bet lėktuvas tai dar tikrai ten, aš mačiau. Priimkit mane į skrydį. Ką daro antžeminis personalas? Iš karto skambina įgulai ir sako, ar priimsim, ar galim registruoti, ar nebegalim. Pirmas klausimas, ką užduos keleiviui, kuris taip įbėga ir sako, dar priimkit mane į skrydį, ar turit bagažą. Čia nesmalsauja, ar turit registruojamą bagažą. Čia ne dėl to, kad labai įdomu, kas čia pas mus atbėga ir kur keliauja ir ką turi su savim. Čia yra todėl, kad registruojamas bagažas praeina daug procedūrų, kurių vėlgi keleivis nemato. Jis pridavė, viskas, jisai įsivaizduoja, kad jo bagažas lėktuve. Ne, taip nėra. Bagažas praeina patikrą. Bagažas turi nukeliauti į lėktuvą, jis turi būti pakrautas. Pakrautas turi ne bet kaip būti, nes turi būti pakrautas bagažas taip, kad lėktuvo svorio centras būtų ten, kur jisai turi būti, kad nekiltų pavojaus nei kylant, nei leidžiantis. Tai jau yra tikrai labai griežta taisyklė. Žodžiu, labai daug procedūrų vyksta užkulisiuose, kol keleivis jaudinasi ir galvoja, nu šitie tai dar skambinėja kažkam, dar nenori manęs įleisti ir gaišta mano laiką. Kartais, jeigu bagažo pakrovimas baigtas į lėktuvą, labai dažnai pasakys kapitonas ne. Nes tai, kad atbėga keletas keleivių, jie turi registruotą bagažą, gali tekti perdaryti visą, kaip čia lietuviškai pasakyti, laučytą, kaip sukraunamas bagažas. Tai yra tikrai skaičiuojama ir griežtai skaičiuojama, ten vietos improvizacijom nėra, tai užima laiko. Tai reiškia, ar mes spėsim iki mūsų išskridimo laiko, ar nebespėsim. Jeigu mes nespėjam, kiek mes užtruksim, ar mes vėluosim. Lėktuve sėdi, tarkim, sėdi išdidžiai savo jungtinio skrydžio laukiantys kiti keleiviai, ar ne? Ar jie spės į savo skrydžius, jeigu mes vėluosim, jeigu mūsų skrydis vėluos, ar ne. Visa tai įvertinama ir visa tai svarstoma. Ir tikrai, patikėkit manim, kai jūs įbėgat į oro uostą ir sakot, būkit geri, priimkit mane dar į skrydį. Tai visi labai norėtų, kad jūs išskristumėt ir kad viskas būtų gerai, bet tikrai yra labai griežtos taisyklės ir jų privalu laikytis. Ir jų privalu laikytis ir dėl kitų keleivių kelionių ir pirmiausia dėl saugumo. Tai, kad jūs matot lėktuvą, gali reikšti, kad jūs jam pamojuosit, jeigu atbėgot vėliau, tai dėl to ta 2 valandų taisyklė tikrai, ypač mažuose oro uostuose, Vilniaus oro uostas nėra didelis, atrodo, taigi čia 5 minutės, praėjau saugumą ir aš jau ten ir kodėl manęs neįleidžia. Liko dar valandą iki skrydžio, dar viską gali suspėti, nebūtinai, gali ir nespėti. Tai žodžiu, vyksta labai daug dalykų ir galutinį tą verdiktą jau tarė kapitonas, įvertinęs N dalykų. N+1 ir jo žodis šventas ir su juo niekas nesiginčys. Taip.
Tai dabar, jeigu vat, apie vėlavimus kalbam ir galim to pačiu turbūt pakalbėti ir apie atšaukiamus skrydžius, ko tikrai pasitaiko daug praktikų ir man atrodo labai ir man pačiai įdomu ir žiūrovam gali būti įdomu, ką daryti. Vat atšaukia mano skrydį, ką reikėtų žmogui daryti, kokie galbūt patarimai, kur kreiptis, nežinau, ten panikuoti, bėgiotis, kažkam skambinti, rašyti, pirkti kažkokius kitus bilietus. Kokie būtų patarimai? Svarbiausia, aišku, lengva pasakyti, sunku padaryti turbūt, bet svarbiausia nepanikuoti. Svarbiausia nepanikuoti nuo to, kad jūs jaudinsitės, tas skrydis neatsiras. Reikia ieškoti kitų sprendimų. Kokie tie kiti sprendimai priklauso? Jeigu yra atšauktas skrydis, aviakompanija, jūs atvažiavot į skrydį ir gavot pranešimą, kad vis dėlto jisai bus atšauktas. Būna tokiu atveju, dažniausiai tai būna dėl tokių banalių priežasčių, stiprus lietus, stiprus vėjas, dar kažkokios gamtos sąlygos, kur nusprendžia, kad vykdyti skrydį nesaugu ir skrydis atšauktas. Tai ką jūs darysit po to, šiaip visos aviakompanijos informuoja, ką daryti po to. Ar eiti prie kažkurio čekino langelio. Ar kreiptis į savo agentą. Jeigu pirkote bilietus per agentūrą, kelionių agentai turi labai daug įrankių surasti jums alternatyvius skrydžius. Ir išsiaiškinti, jeigu pirkote per agentūrą, tiesiai iš karto savo agentui, atsitiko tokia situacija, ką galim padaryti. Tai kelionių agentai tikrai žino labai daug, žino aviakompanijų taisyklės, žino, į ką gali perrašyti, mato visus variantus, kaip jūs ten kuo greičiau nuskraidinti su kitom aviakompanijom, žodžiu, jie tikrai gali padėti. Tai jie gali realiai net parinkti bilietus net kitų kažkokių oro linijų ir tenai su kokiais persėdimais sugalvoti variantų ir taip toliau, ne? Tikrai taip. Nesu tikra, kaip yra su žemų kaštų bendrovėm, nes ten net ir agentai, net ir pirkus per agentą, ten jau variantų bus mažiau, bet su reguliariom bendrovėm tikrai tų variantų yra daug. Nes aviakompanijos yra pasirašiusios ir bendradarbiavimo sutartis, jeigu viena aviakompanija nevykdo skrydžių, gali leisti agentui perrašyti partnerius į partnerės aviakompanijas, tai tų variantų tikrai yra daug. Jeigu keleivis pirko bilietą pats, ką jam reikėtų daryti? Jam reikėtų labai įsiskaityti, ką jam aviakompanija atsiuntė, nes dažnai tam būna iš karto, ką daryti. Tai nėra tik tai faktas. Atšaukiam jūsų skrydį, you're on your own. Viso gero, taip nebūna. Sėkmės. Sėkmės. Have a nice day. Tai taip nebūna, aviakompanija atsiunčia, ką daryti toliau. Ar eiti prie kažkurio čekino langelio, ar skambinti į suportą, kokios teisės, kokios galimybės, viską išdėsto. Nemažai aviakompanijų iškart perrašo bilietą ir informuoja, mes jums perrašėm į tokį variantą. Tai tikrai pakankamai dažnas atvejis. Bet tikrai ne žemų. Tikrai ne žemų kaštų. Taip, bendrovės tikrai ne. Tai va, tiesiog žiūrėti, kokie variantai yra galimi. Sakau, kartais gal ir pačiam nepatingėti. Kas jau yra labiau įgudęs keliautojas, tikrai žino Skyscannerį, įsijungęs Skyscannerį ir pasižiūrit, kokie yra variantai. Nes tu buvai minėjus, mes šiek tiek čia šnekėjom ir daugiau prieš visą šitą filmavimą, kad tokį patarimą pasakei, kad pasičekinti pačiam. Sau tinkančią alternatyvą. Iš tikrųjų taip, aš taip daryčiau. Kad kreiptis turėti kažkokią dar alternatyvą. Aš taip daryčiau, nes ką daro, tarkim, atšaukia jūsų skrydį, jums pasako laukti, jūs matot, kad laukti jūs nelabai norit, nelabai galit, skubiai turit kažkur būti. Skambinat į suportą ir sakot, žiūrėkit, mano skrydis atšauktas, aš radau tokį variantą, ar galit man perrašyti bilietą į juos. Tai ką padarot? Padarot, kad jau turit variantą, padarot gabaliuką darbo už tą suporto agentą. Jam bus paprasčiau ir jam bus greičiau. Aš šito tikrai varianto nebuvau girdėjus, kad pačiam pasitikrinti, turėti alternatyvų, skambinti ir sakyti, bet yra variantas duok man. Ypač jeigu tai yra tos pačios aviakompanijos skrydžiai, tai tada tikrai neturėtų būti problemų. Aš esu bandžius tokį variantą, bet su žemom pasakė. Su žemų kaštų ne, jie šitą nedaro. Su jais daryti. Oi, su jais tai tik kariauti, žinai. Gausit pinigų gražinimą. Taip. Gausit pinigų gražinimą ir ieškotis naujo bilieto. Bet ką dar parekomenduočiau, jeigu pirkot per agentūrą arba pirkotės patys, bet ne žemų kaštų. Neskubėkit pirkti kito bilieto. Jeigu randat, tarkim, per kažkur, per aplinkui, ar ne?
pasiskambinkite į suportą, pasiklauskit pirmą, gal jūs galite perrašyti šitą bilietą, nes dažnai, taip, ypatingai jei tos pačios aviakompanijos arba jeigu partnerės aviakompanijos yra, sutinka perrašyti, tai čia tikrai nėra retas atvejis ir tikrai garantuoju, kad kelionių agentai, kurie šitą klauso, dabar sėdi ir linkčia galvom, kad tą ir darom iš tikrųjų. Nes man jo, tai jeigu, pažiūrėjau, su kokiam pigiom linijom skrišiau, tai turbūt iš karto ieškočiau alternatyvų, pati, kur čia gal nusipirkti Bijau, kad pigus. taip. Nors, aišku, paskutinę minutę perkant pigių bilietų. Pigių bilietų nebus. Tai nebūna. dėl ko sakau, kad skrendant su flag carriers, tai taip sakant, pilno serviso aviakompanijom, tai reikia neskubėti pirkti naujo bilieto, nes kas tada atsitinka? Tada aviakompanija sako, ai gerai, tai jūs nusipirkot naują bilietą, tai mes jums kompensuojam tą, kurio nepanaudojot. Tai gali būti labai dažnai, tai būna tik tai dalis jūsų bilieto nepanaudota. Tai, ką jums gražins, tikrai nepadengs naujo bilieto. Bet jeigu jūs keisit, jums pasakys, kad žiūrėkit, nėra į ką keisti, bet žiūrėkit, aš radau tokį variantą. Galit perrašyti. Gali tekti pasikalbėti ir Pakovoti, įtikinti, kad vis dėlto man reikėtų to skrydžio. Dažnai sėkmingai baigėsi tokie variantai. Kita vertus, daugelis aviakompanijų iš karto ieško alternatyvų. Ir iš karto ieško alternatyvų ir su tais pačiais partneriais. Bet gali nematyti daug alternatyvų. Jeigu jūs suradot ir jūs sakot, va, žiūrėkit, va tokie skrydžiai, išvardinat skrydžių numerius ir datas, jūs jau padėjot. Jūs jau padėjot, suradot variantą, tai liko susirasti ir perrašyti tam suporto žmogui. Tai labai rekomenduočiau tą padaryti. Aš irgi pamenu, tu dar minėjai irgi prieš laidą, kad tikrai ir buvo toks vienas atvejis, kur, ta prasme, irgi ko nedaryti keleiviui, skambinant, kad ir agentui, ar suportui, ar kažkam, tai nešauk, nerėk, nepanikuot, nedaryt spaudimo, nes čia yra didžiausia klaidų tikimybė. Ir buvo tikrai vienas atvejis, kai tiesiog streso metu ir pats agentas įvėlė klaidą ir kuom ten baigėsi? Tai yra labai natūralu ir žmogiška, kad yra toks principas, išduosiu, kad nebarkit žmogaus, jisai bando jums padėti. Visi suporto žmonės bando jums padėti realiai. Atrodo, kad jie tik nieko nenori, ne? Tai nėra tie, kur sėdi, dar vienas paskambino ir aš nieko nedarysiu ir iš viso gero. Jie ne tam tenais yra, jie tikrai nori sutvarkyti ir kuo greičiau sutvarkyti ir kuo sklandžiau, kad žmogus laimingas išskristų ir kitą kartą ramiai pirktų bilietą vėl su jais. Tai čia tikrai tas yra, tai tie žmonės yra linkę padėti, duokit jiem laiko. Duokit jiem laiko ir pasitikėkit. Patikėkit manim, nesu per visą savo patirtį daugiau negu 15 metų aviakompanijose sutikusi ne vieno kolegos, kuriam būtų neįdomu. Išskristas keleivis, neišskris, ne mano reikalas. Visiems įdomu, kad viskas vyktų sklandžiai, jeigu aš galiu padėti. Padėjau. Tai, bet kas atsitinka, jeigu atšauktas skrydis ir reikia perrašyti 180 bilietų. Ar ne? Ypatingai long-hauluose, pasakyti. Į long-haulus. Piko metu, kai nelabai turi į ką perrašyti. Ir kažkas stovi ir šaukia, tai po tam tikro laiko iš tikrųjų stresas kyla visiems ir tam agentui, kuris net pripratęs prie tų situacijų, vis tiek kyla stresas. O kai yra didelis stresas, koncentracija mažėja, dėmesys mažėja ir tada pasipila klaidos. Tai tada gali būti ir nesmagių dalykų ir nelabai logiškų maršrutų ir visko, bet jeigu žmogus šaukia trypę, rašyk, išrašys. Tikrai išrašys, bet ar jums patiks? Nebūtinai. Tai va, bet tikrai jokio piktybiškumo nėra, tai nusiteikit, kad tie žmonės ten tam ir yra, kad jums padėtų. Tai ant jų šaukti nereikia. Ant jų šaukti ir pykti nereikia, jie nebūtų laimingesnių žmonių, jeigu nebūtų atšauktų reisų kaip aviakompanijų darbuotojai. Patikėkit manim. Čia tikrai galiu garantuoti. O dabar, jeigu kalbant irgi apie bilietus, tuos jungtinius skrydžius, apskritai, nes dažnas dar nelabai skiria, kas tai yra jungtinis skrydis ir kas priklauso ir kokios yra, tarkim, rizikos arba jų nėra ir tie atskiri. Tai galima skristi tą pačią kryptimim su vienu persėdimu, bet atskirais bilietais arba jungtiniais. Tai čia yra irgi labai svarbus momentas, nes dažnas galvoja, kad aš turiu, tai vadinasi, jeigu į vieną nespėju arba vėluoju, tai antras manęs lauks. Tai atskirų bilietų atveju tikrai to nebus. Gali nelaukti net ir vieno bilieto atveju.
Bet tada jau aviakompanija, kurios buvo pirmas skrydis, neįsipareigoja jūs nugabenti į paskutinį tašką. Tai aš gal pradėsiu dabar truputėlį nuo toliau, kas tai yra jungtinis bilietas, kas tai yra atskiri bilietai. Jungtinis bilietas, tai tarkim, kur keliausim? Į kokią kryptį keliausim? Japonija. Japoniją, gerai. Tarkim, skrendat į Japoniją per Frankfurtą, ar ne? Nežinau, ar yra tokių variantų. Nu, tarkim, kad yra. Per Helsinkį dabar daug. Galim skristi per Helsinkį, galim skristi per Stambulą, galim skristi per Frankfurtą, per Amsterdamą ir taip toliau. Tai ką, va, tarp kitko, ką pastebiu dažnai, ką rašo blogeriai, kelionių entuziastai, bet ne profesionalai, bet entuziastai sako, kokius gerus bilietus radau ir kaina, fantastika. Ir tada pradedi galvoti, kaip gerai pagavo, tikrai neįtikėtina kaina ir tada supranti, kad tai yra atskiri bilietai. Su laukostu iki kažkur, iš ten iš kažkur jau su visai kita aviakompanija, tai yra atskiri bilietai. Ir va tokius variantus pamačius aš visada išsigastu ir laikau, ką ten tik tai galima laikyti. Aš irgi buvau išsigandus, kad viskas būtų teisingai. Jo, kad viskas būtų sklandžiai. Jeigu sklandžiai, viskas yra labai ok, tikrai labai šauniai pigiai suskridot, viskas gerai. Bet jeigu pirmas skrydis atšaukiamas, pavėluoja ir jūs nespėjat arba iš vis nenukeliaujate iki savo antro bilieto, ta antra aviakompanija net nežino, kad jūs iš kažkur keliaujat. Kad tai nėra jūsų pradinis kelionės taškas, jūsų tikrai niekas nelauks ir jokių įsipareigojimų neturi, nes jūs tiesiog net keliavot į savo skrydį. Jūs esat, aviakompanijų žargonų sakant, jūs esat no-show, jūs nepasirodyt skrydyje. Tai aviakompanijai, kuri suvėlavo, jinai nemato jūsų tolimesnės kelionės. Tai reiškia, jos įsipareigojimas yra kompensuoti jums už tai, už tą pirmą skrydį, ar ne? Ir viskas. Tai aną skrydį visą gero praradot. Tai jeigu jau skrendat į tolimesnės kelionės, visada labai rekomenduoju, kad visi skrydžiai būtų ant vieno bilieto. Net jeigu tai yra brangiau, nu, nebent labai rizika patinka, labai patinka tos stresinės, nestandartinės situacijos, tada viskas sakė jūs atskirais. Taip. Bet jeigu norisi ramios užtikrintos kelionės, labai rekomenduočiau pirkti vieną bilietą, kad viename biliete būtų visi skrydžiai. Su Japonija irgi turėjau atvejį, bet ačiū Dievui, jungtiniai bilietai, viskas ok, tai į priekį tvarkingai, gražiai, bet atgal išskridom, dabar galvoju, iš antro ir iš trečio karto. Bet vat, kas patiko, kad buvo antiek viskas jau suorganizuota, kad iš karto viešbutis, maitinimas, autobusas, sekantis reisas, pastoviai update'ai, kad dar nežinom, kada turėsim sekantį išvykimą, bet informuosime ir tarsi tu jauti, kad tavim rūpinasi, tu nebūsi paliktas ir tau pačiam nieko nereikia daryti. Taip ir yra. Tai va šitoje vietoje tikrai tokios tolimos šalis, kryptis, aš tik su jungtiniais ir geriau sumokėsiu daugiau, bet turėsiu komfortą. Verta sumokėti daugiau, bet būti ramesniam, kad jeigu mano pirmam skrydžiui kažkas atsitiko, aš vis dėlto savo galutinį tašką gal per kitur, gal vėliau, gal kažkaip, bet pasieksiu. Ir kad man tai nekainuos papildomai naujų bilietų. O dabar apie tuos jungiamosius skrydžius dar kalbant, tikrai dažnas klausimas įvairiose grupėse keliauti ir taip toliau, persėdimo laikas. Labai daug kas pergyvena, ar aš spėsiu, ar tikrai, ypač, jeigu nėra ten kokių 6 ar kiek valandų persėdimas, bet kai yra tas nedidelis laiko tarpas ir, aišku, tai nuo oro uosto dydžio priklauso, bet labai dažnas klausimas, ar aš spėsiu. Tai čia vėlgi, jeigu perkat vieną bilietą, visus skrydžius susidėliojat vienam biliete, tai jeigu perka kelionio agentas jums bilietą, ar ne, bet aš noriu skristi į Japoniją, aišku, mes tiesioginio neturim iš Lietuvos ir neturėsim. Agentas jums iš karto renka jungtinius skrydžius ir jeigu jisai parenka tokius skrydžius, kur neišlaikomas tas minimum connecting time, kiekvienas oro uostas turi savo minimalų jungimo laiką, per kurį, kaip ir įsipareigoja, kad keleiviai spės į savo jungtinį skrydį. Tai tas minimum connecting time vienuose oro uostuose gali būti 30 minučių, kai kur gali būti valanda, kai kur gali būti virš valandos, jeigu terminalai keičiasi ir panašiai. Tai jie gali būti skirtingi, bet jeigu jums agentas išrašė bilietą, tai
kas atsitinka, kai agentas surenka tokius skrydžius, kur nesilaikoma minimum connecting time. Sistema iš karto informuoja, kad žiūrėk, čia nespės tavo keleivis. O jeigu aš pati perku, tai turbūt sistema net neduotų man tokio varianto, ar kaip? Parašo rizikas. It depends. Per platformas kai kada rašo, žinok. Priklauso nuo platformos. Jo. Priklauso nuo platformos, tai reikia tiesiog nepatingėti minimum connecting time tam tikram oro uoste. Labai paprasta susirasti. Ne, tiesiog pasigūglinti. Tiesiog pasigūglinti, nes iš tikrųjų tai įmanoma surasti tokią informaciją, tai nėra kažkokia labai didelė paslaptis, bet čia vėlgi, jeigu keleivis perka atskirus bilietus, nusiperka vieną gabaliuką, o po to perka kitą gabaliuką, tas minimum connecting time niekur neiššoks. Tai va čia reikia turėti galvoje, kad tikrai tas minimum connecting time visur yra, sakau, pusvalandis, 40 minučių, valanda, gali būti daugiau. Tai verta pasidomėti, verta pasitikrinti, ar terminalai nesikeičia didžiuosiuose oro uostuose. Apskritai tikriausiai, jeigu perkant atskirus skrydžius, tai turbūt minimum 3-4 valandas reiktų pasilikti jau taip ramiai, nuo vieno terminalo iki kito pereiti. Labai priklauso. Jeigu dar atskiri skrydžiai, tai vėlgi reikia vėl check-ino, check-out'o pasidaryti ir taip toliau. Čia turbūt dar priklauso nuo to, ar su registruotu bagažu, ar tik su kuprinė ir taip toliau. Tai priklauso nuo labai daug. Klausimas, dar prie to paties, kad irgi kyla, ar man reikia iš naujo praeiti kokias patikras, jeigu, pavyzdžiui, aš patenku jau nebe, tarkim, Europos Sąjungoje esu ir ten visur eina, visokiai. Kaip vyksta tas pats procesas, ar aš tiesiog išlipu iš lėktuvo savo, nubinzenu prie kitų vartų ir atsisėdu savo laimingai ir įsėdu kitą lėktuvą. Tranzitinės tos. Jo, kaip vyksta tas procesas? It depends. Jeigu yra jūsų atskiri 2 bilietai, ar ne, bet tai yra ta pati aviakompanija. Dažnai jinai matys sistemoje, kad jūs turit kitą bilietą ir jūs galite pasakyti, galite mane užregistruoti iki galo ir mano bagažą užregistruoti iki galo. Tai čia yra priduodant bagažą. Klausimas čekino žmogui. Iki kur eina mano bagažas? Gali pasakyti, aš matau jūsų tik tai vieną atkarpą, aš kitos nematau. Reiškia, jums skridus reikės atsimti bagažą ir jį vėl po to priduoti. Reiškia, laiko reikės gerokai daugiau. Jūs galite nespėti. Jeigu viskas yra ant vieno bilieto, registruojama iki galo. Iš karto jūsų bagažas eina iki galo, jūs nuskridę einat į tranzitinę zoną, ne į atvykimo salę ir vėl iš naujo į skrydį. Jūs einat į tranzitinę zoną ir iš jos einat į savo kitus išvykimo vartus. O bagažas keliauja iki galo. Jums nieko nereikia atsimti. Tai kartais būna net jeigu yra ir antrą skrydį vykdo kita aviakompanija, bet pirmoji turi sutartį. Tapsme, tos 2 aviakompanijos turi sutartis bagažo priėmimo ir registracijos iki galo. Gali registruoti iki galo, tik tai labai svarbu tą išsiaiškinti priduodant bagažą. Su rankiniu paprasčiau, ne? Su rankiniu paprasčiau, vėlgi, labai priklauso nuo to, labai priklauso nuo to, kur jūs skrendat ir su kokia aviakompanija skrendat. Tai va čia yra esmė, laukos tai nieko jums neregistruos iki kelių kitų destinacijų. O kaip su pačiais bilietais, nes yra begalės bilietų, pirkimo, mitų, tai aš nežinau, mes čia gal mitų griovėjomis pabūsim. Pavyzdžiui, vienas toks yra, ypatingai labai daug platformos siunčia naujienlaiškiuose savo ir deklaruoja, kad pirkti antradieniais. Jei nori pigių skrydžio bilietų, pirkti antradieniais. Tai ta prasme, va toks va mitas, tada visi tie VPN ir taip toliau. Va, tu vis tiek žinai tikriausiai daugiau šitą vietoje, gal galėtum pasidalinti, kas yra faktas ir kas yra mitas. Nes aš dėl to antradienio tai tikrai esu ne iš vieno, esu girdėjus, kad pirkti antradienį, ten trečiadienį, nes savaitgaliais visi sėdime, turime laisvo laiko, todėl mes ieškome. Tai vad klausimas, ar ta savaitės diena iš tikrųjų įtakoja ar neįtakoja? Kaip jūsų praktika rodo? Pasiteisina ar ne? Nelabai. Man atrodo, mes turim atsakymą. Čia aš suprantu. Labai net neįsigilinu, nes jeigu matau man tinkančią gerą kainą, aš jau neatsimenu net kurią dieną žiūrėjau tą bilietą. Taip, esmė yra, ar jūs randat kainą, kuri jums yra tinkama ar ne, o ne kuri diena, nes ta logika tai būtų tokia, kad visi savaitgalį perka bilietus. Tada pirmadienį pardavimai krenta, aviakompanijos išsigąsta ir paleidžia nuolaidas antradienį. Ne, taip neveikia. Tai čia reikia tiesiog turbūt. Manęs labai dažnai klausdavo, tai kada tie pigiausi bilietai? Taip. Tada, kai mažiausia keleivių. Ne sezono metas šiaip. Ne sezono metas. Tai
kad būtų pigiausia pirkti kažkurią dieną, kažkuriuo paros metu, aš tokio tikrai nepastebėjau. Jeigu atsitiko kažkas, tarkim, atsitiko kažkur karinis konfliktas, ar ne, tada pardavimai tikrai krenta akimirksniu. Akimirksniu krenta, nes visi atitraukia rankas ir sako, mes nežinom, kas čia bus. Geriau niekur nekeliauti ir nieko neplanuoti. Tada pardavimai krenta. Tada gal ir gali gerą. Jeigu toks periodas užsitęsia, nes aviakompanijos irgi žino, kad tas stresas ir baimė praeis. Jeigu tas periodas užsitęsia, tada gali aviakompanijos jausti paklausos kritimą, ką tada daro? Tada leidžiam kainas. Jeigu įtariam, kad gali ir neatšokti paklausą. Jeigu įtariam, kad reikia tiesiog laiko, niekas tų kainų nenumetinėja. Geriausios kainos yra skristi tada, kai yra mažiausia keliautojų. Tai jeigu jūs esat lankstus skrydžių datose, jums nesvarbu, kada išskristi. Penktadienį, trečiadienį, pirmadienį, jums nesvarbu. Tai jeigu skrendat į atostogų kryptis, pasižiūrėkit trečiadienį. Nes visi atostogautojai išskrenda paprastai savaitgalį. Arba kokį pirmadienį ir iki sekmadienio būna, arba nori grįžti savaitgalį. Taip. Bet nedaug būna tokių, kurie išskristų trečiadienį ir grįžtų trečiadienį. Tai va tada jau tom poilsiniam kryptim galima tikėtis žemesnių kainų. Arba galima tikėtis, kad ten nebus skrydžių tą dieną. Jo, dėl to, aš pati kaip pirkausi, atsimenu, į Lisaboną bilietus, tai irgi žiūrėjom, skaičiavom, kaip čia gaunasi, tai jeigu nori ten išskristi šeštadienį, grįžti šeštadienį, iš karto kaina ta aukštinė, antradienį, koks man skirtumas antradienį, iš antradienį, aš vis tiek atostogauju, man norisi, tai jau tada tau jokio skirtumo. Tada tiesiog neprisirišti prie savaitgalių, nes savaitgaliai atostogų kryptim tai yra pikinės datos, tai ten jau ypatingų nuolaidų gal ir neverta tikėtis. Verslo kryptim atvirkščiai. Verslo kryptim tai yra savaitės dienos, nes nori verslo žmonės susitvarkyti savo reikalus darbo dienomis. Kai kurių įmonių net ir politika tokia yra, kad nekeliauti savaitgaliais, reiškia, ten geresnės kainos bus savaitgaliais. Klausimas, ar norėsit ten laisvalaikio reikalais keliauti vėlgi. Jo. O kaip su tais inkognito arba VPN keitimais, ar yra tas tiesa, kad pasikeičiant kitos šalies VPN, kad yra tikimybė, kad tam mažesnės kainos jo? Čia priklauso nuo aviakompanijos. Bet yra tas tiesos. Kai kurios aviakompanijos taiko skirtingą kainodarą skirtingom pardavimo šalim. Kai kurios nebetaiko. Jau suprato, kad čia žaidžia hebra. VPN gauti nėra labai sunku ir didžioji dalis gal dar ir nežaidžia, bet tie keliautojai, kurie įgūdė ir keliauja, tai čia tikrai nėra problema įsigyti jį. Tai yra aviakompanijos, kurios vis dar diferencijuoja kainodarą ir jom tai puikiai pasiteisina. Yra aviakompanijos, kurios to nebetaiko. Tai kaip išsiaiškinti? Iš kokių šalių VPN-us reiktų įsigyti? Ne, šitoje vietoje nesu ekspertė. Nežinai, ne? Aš kažką esu girdėjus, kad liktais iš Vokietijos visai būna geresnių kainų, bet nepatikrintas faktas. Ispaniškas ten kažkoks, jo, tai ar Portugalijos gal netgi, nežinau, bet kažkas tokio. Gal iš didesnių šalių. Kur yra didesnė konkurencija, ten ir kainodara bus, aišku, lankstesnė. Ten, kur konkurencija yra mažesnė, ten, aišku, ir kainodara bus kita. Tai logiškai mąstant, gal ir būtų verta tų didesnių šalių, kurios turi daugiau skrydžių. Bet ar tai pasiteisins ir ar tie sutaupimai bus ypatingai reikšmingi, aš negaliu pasakyti. Nesu išbandžiusi praktiškai pati. O dar dėl tų, ta prasme, jau long haul, ilgesnių tų krypčių, ar ne, ir tų, tarkim, Europos šalių. Ar būtų kažkoks tai iš tavo pusės irgi pastebėjimas? Nes aš šiaip vadovausiu dažniausiai taip, kad jeigu tai yra tolimosios šalis, aš pradedu žiūrėtis bilietus 6-8 mėnesiai iki. Jeigu tai yra Europos šalis, tarsi mūsų tam regione ar ne, tai 3-4 mėnesiai. Daug kas sako, kad tai nereikia laukti paskutinės minutės ir čiupti. Tai vat klausimas, kaip yra šitoj vietoj? Labai priklauso nuo aviakompanijos. Nes jeigu tai yra pasaulinė aviakompanija, turinti pasaulinį tinklą skrydžių, tai jinai ir pardavimų tinklą turi pasaulinį. Tai kai kažkur yra pikas, jisai gali būti pikas pardavimų, turiu galvoje, jisai gali būti gerokai anksčiau negu mūsų šalyse.
Baltijos šalyse, tarkim, ar Lietuvoje. Tai jeigu tai yra pasaulinė aviakompanija, tai aš rekomenduočiau žiūrėti minimum pusmetį. Jeigu pavyksta iš anksčiau susiplanuoti, tik išlošit, mano akimis. Gali pasitaikyti kažkokių akcijų vėliau, gali pasitaikyti kažkokių pasikeitimų, kurie paveiks kainodarą. Bet čia jau prasideda loterija. Taip. Arba nebegausi iš viso. Ar tu gausi tom datom, kurios tau reikalingos, ar tikrai bus tokia akcija, o gal kaip tik bus pilnas lėktuvas ir jau mes nebe apie akciją kalbėsim, o mes kalbėsim apie tai, ar apskritai pavyks išskristi. Taip, tai tikrai gali būti ir toks variantas. Nes kartais jie būna pamėto tokių pavienių vienos, dviejų vietų bilietus su tokiom akcijytėm, žinai. Tikrai tokių, žinai, ten tada dingsta, tada vėl po kažkokių kelių savaičių vėl atsiranda, bet arba ne. Arba ne, nebūtinai. Bet realiai tu turi nuolatos tada sekti, jeigu tave labai kažkokia kryptis domina. Tai tu pastovi. Tai yra darbas. Tai yra darbas, jeigu kažkam įdomu ir patinka, tokių žmonių tikrai yra ir aš juos labai sveikinu, visi turim savo hobius. Tai jeigu tai yra hobis, gal kažkokį, kaip čia, patterną ir pavyks atrasti. Bet šiaip tai pirkti reikia tada, kada randat jums tinkamą kainą ir negalvoti, o kas bus, jeigu dar bus akcija. Jinai dažniausiai dingsta. Esu buvusi irgi, žinai, pamatai, blema, visai čia gera kaina, gal reikėtų imti, bet gal dar palaukiam rytojus. Jo, gerai, palaukiam rytojus. Rytojus, žinai, kaina pakilo. Tai gal jau perkam, nes tada rytoj iš vis gali būti dar blogiau, žinai. Aš dabar, kai tu pasakei, prisiminiau dar vieną, bet šitą esu tikrai pastebėjusi iš savo praktikos. Randi gerą kainą ir tada reikia su visais pasitarti. Jo. Ir kol tu su visais tariesi, prisijungi, jau šiek tiek pakilo. Bet dar nerezervuoju, dar palaukiu, dar ne visi galutinai atsakė. O kodėl nerezervavot? Prisijungi trečią kartą, dar labiau pakilo. Ne, tai hebra, greičiau, ta prasme, nebegalim laukti. Tai kai kurios aviakompanijos leidžia laukti. Kai kurios aviakompanijos už papildomą mokestį. Aš žinau, kai kurias tikrai daro ir tas laikinas rezervacijas, viskas ten yra ok ir netgi yra nemokamas atšaukimas, refundable bilietai, viskas ok. Bet dabar jeigu kalbant apie tuos laukostus ar ne, tai ten ta kaina atrodo kiekvieną kartą, kai tu prisijungi, jie mato, žino ir specialiai dar pakelia kainą. Kaip čia yra? Čia yra toksai įdomus momentas. Iš savo patirties aš tikrai neturėjau duomenų, kad tas žmogus jungiasi, tai mes jam pakelkim kainą. Dar prisijungia, dar pakelkim kainą. Tikrai nėra. Tai tokios sistemos, bent jau tose aviakompanijose, kur aš dirbu, tai nebuvo. Bet ką stebėjo tos sistemos? Stebėjo apskritai, kiek žmonės ieško būtent tų datų. Reiškia paklausa, net jeigu ir nenusipirko. Bet vienas prisijungimas tom datom, kitas prisijungimas tom datom, trečias. Čia ne apie asmenį, kuris jungiasi, o apskritai, kiek populiarios tos datos. Ir tada tai yra toksai šioks toks signalas pajamų valdymo sistemai, žiūrėk, čia ko gero, populiari data, mes čia galim uždirbti daugiau iš jos, tai kodėl mums neuždirbus? Tai kas galėtų barti už tai? Šią datą. Pavyzdžiui, dabar kažkaip irgi kilo klausimas, tarkim, yra šventinės dienos Lietuvoje. Ir tu skrendi į kitą šalį, kur nėra tų šventinių dienų. Ir atrodo, kad tom dienom kad visos kompanijos susitarusios, kainas užkėlusios. Ir ar jie iš tikrųjų žiūri pagal to šalies, iš kur tu skrendi šventinės dienas? Absoliučiai. Ir žino tas datas. Tos datos yra oficialios šventinės datos, tai aviakompanijom jos irgi yra nepaslaptis. Ir kai dėliojama kainodara, visada atsižvelgiama į tada, kada bus šventinės datos, nes tai bus ir kada didelė paklausa. Didesnė tikimybė turės laisvų dienų papildomai pasiėmęs, reiškia, ten... Absoliučiai, tai yra periodai. Tai nėra konkreti diena, tai yra plius minus ta konkreti diena. Jo, nes atrodo, ten, kur, tarkim, skrendi, nėra jokių išėjinių, ten įprastas gyvenimas verda ir galvoju, ir vėl jie susimokė, žino. Bet kartais gal bandai pagauti dar, jeigu iš anksčiau žiūri bilietus, kad dar jie būna nepakėlę tom šventiniam dienom. Ten kažkaip, nežinau, bent aš kažkaip pastebėjau per tas pigesnės, jeigu linijas bandai nusirauti kokių pigesnių bilietų. Tai man atrodo dabar, žiūrint, tarkim, kalėdom, per kalėdinės mugės, dar gali visai gerų kainų nusigriebti.
Jau rudeniop turbūt žiūrėsi, jau pradeda kilti, nes tada žmonės labiau perka, labiau ieško. Aš apie žemų kaštų bendrovės gal tiek daug žinių iš vidaus neturiu, bet apie tas reguliarias, apie flag carriers, tai tikrai tradiciškai visi žino iš anksto tas datas ir kai skrydis jau yra sistemoje, o tai reiškia atidarytas pardavimui, jau yra sužymėta, kurios datos yra šventinės ir kada, kurios datos šventinės, kada bus vaikų mokyklų atostogos, kada, kas čia dar gali būti. Tai Visas, kada bus kažkokie renginiai, tarkim, mados tokį savaitės, dainų šventė. parodos dainų didžiulės. šventė, parodos, kažkokios NATO samitas ar kažkas tai ir kažkas tai. Tai tas datas tikrai visos aviakompanijos fiksuoja ir fiksuoja dėl ko? Todėl, kad tai garantuotai bus didesnė paklausa. O kainą reguliuoja kas? Teisingai. Paklausos ir pasiūlos dėsnis. Tai va jisai ir sureguliuoja. Okay. O dabar dėl saugumo pašnekėkim. Ir esu dar girdėjus tokį mitą, kad mokslininkai skaičiavo, tyrė ir kad yra išskyrę pačią saugiausią vietą lėktuve. Tai vad klausimas, ar tai yra tiesa? Ar... O kokią vietą išskaičiavo? A11. 11 A, tai dabar yra tas mistinis įvykis paskutinis Air India, kai liko gyvas vienintelis keleivis. 11 A. Tai vat, nežinau, ar čia mokslininkai nes prieš tai skaičiavo, buvo ar čia B23. Čia mokslininkų palauk skaičiuotas Aš tas, ne? skaičiau, žinok, žiūrėjau pati, jo, ten atsityrėjai, kas jau... Tai natūralu, kad galima išskaičiuoti tą statistiką tokiu atveju. Kiek čia yra mitų, kiek čia yra statistikos ir kiek tai bus aktualu konkrečiam atvejui. Neaišku, žodžiu. Bet ar iš principo yra vietos, kur yra saugiausia, nežinau, priekį, per vidurį, gale? Man yra tekę skaityti tyrimų, kad saugiausia statistiškai vis dėlto yra sėdėti lėktuvo gale. Ten, kur keleiviai paprastai labai nemėgsta sėdėti, bet aš gal šiek tiek atsitraukdama nuo saugumo, aš papasakosiu iš kelionės patogumo pusės. Būtent sėdėti gale. Būtent sėdėti lėktuvo gale ir būtent ilguosiuose skrydžiuose. Trumpuose gal ne, bet ilguosiuose skrydžiuose žinau, kad tikrai žmonės labai vengia rinktis tų vietų, nes ten ir daug vaikštoma, ten tualetai yra šalia, tai, žodžiu, ten yra vietos tos, kur savo norų niekas nesirinktų. Bet yra vienas toksai bet, ypatingai ilguosiuose skrydžiuose. Yra skirtumas, kur sėdėti serviso prasme. Nes teko man ir pačiai matyti ne vieną tokį atvejį ir iš kitų keleivių irgi tą patį girdėti. Kai tu sėdi lėktuvo priekyje, lėktuvo tos dalies priekyje, ar ne? Ir jeigu tau prireikia papildomo apklotuko, arba tu nori vandens, arba tu nori dar vienos pagalvėlės, arba dar kažko, štardesė labai atsiprašo ir sako, atsiprašau, neturim. Bet jeigu tu sėdi gale ir paprašai to paties, jinai atsiranda ir žinot kodėl. Numanom. Todėl, kad papildomų pagalvėlių kiekvienam keleiviui tikrai nebus. Vaikam tikrai bus, jeigu paprašysit vaikam ir užklotukas ir pagalvytė atsiras. Bet jeigu suaugęs paprašo sėdintis priekį, kurį mato visi sėdintys už jo. Taip, visi neprašytų. Aš norėčiau ir aš noriu, ne? Aš noriu. Ir man neliko. O kuo jisai geresnis, aš skūsiuos. Tuo tarpu, kai tu sėdi gale ir tu paprašai ar vandens, ar kavos arbatos, jau po servisu, ar ne? Ar pagalvėlės. Priekyje sėdintis nematys. Taip. Ir jeigu dar turi įgulą tų pagalvėlių, jums tikrai duos. Tai sėdėkit, žodžiu, gale. Yra privalumų sėdėti ir norit gale. geresnio aptarnavimo, serviso, daugiau privalumų, reikia sėdėti gale. Nesvarbu tas tualetas. Jeigu norit ne geresnio aptarnavimo, o papildomo. Papildomo. Atsiprašau, ekstra, tai benefitai. O dabar dėl, tada šiaip dar yra tokių pasipiktinimo dažnai būna, kad pavyzdžiui, kodėl reikia, kai kylam arba leidžiamės tuos langus atitraukti, aš ten jau gal miegu, aš jau nenoriu išsibūdinti ir panašiai.
kodėl tai yra svarbu? Kodėl reikia sėdynę atkelti, ar Tai ne? Kodėl staliuką atlošą. užlenkti? Man dar reikalingas tas staliukas. Kojas patraukti, pastoviai patraukit kojytę. Prie ko čia tas mano bagažas? Kodėl mano rankinė man ant kelių trukdo? Tai tas banalus žodis - saugumas. Yra labai aiškios taisyklės ir jos turi aviacijoje labai aiškias savo priežastis. Ir va, kaip kalbėjom prieš mūsų susitikimą, labai daug taisyklių aviacijoje parašytos krauju. Kas atsitinka, jeigu jūs savo rankinę laikote pakilimo metu ant kelių ir jums prireikia staigiai evakuotis iš lėktuvo? Tai yra trukdis. Jeigu jūsų sėdynė yra atlošta, jūs atsilošęs, miegat, jums labai patogu, bet jeigu reikia evakuotis, žmogus už jūsų jau kliūna. Daugiausia klausimų kyla, o tai kam tą langą atidaryti, uždaryti? Man, pavyzdžiui, saulė šviečia ir man nepatinka, o ten iš vis nieko nesimato už lango, kam jį atidaryti? Tai irgi yra dėl saugumo, tam, kad pastebėkit, kylant ir leidžiantis salone užgesinamos šviesos. Irgi, kas čia dabar elektrą taupom, kas čia vyksta? Tai ne, elektrą taip netaupoma, tai yra tam, kad ir įgulos, ir keleivių akis priprastų prie to apšvietimo, kuris yra lauke. Jeigu, vėlgi, tuo mažai tikėtino atveju, jeigu jums prireiks skubiai evakuotis, viskas tvarkoja, susiorientavot lėktuve, pribėgot prie išėjimo durų ir ten plėskės saulė. Jūsų akis įpratę prie tamsos. Viskas. Jūs apakina, jūs nieko nematot, ką daro organizmas, sustingsta, sustoja. Jūs blokuojat išėjimą visiems. Lygiai tas pats, jeigu yra visiška tamsa. Jūs sėdėjot šviesoj, ar ne, ir jūs nematėt tos tamsos, jūsų akis pripratę prie šviesos, atsidarė duris, ten visiškai tamsu. Nieko nematai, nežinai, kur eiti. Nejudat. Tai yra grinai tam, kad jūsų akis adaptuotųsi prie to apšvietimo, kuris yra laukia. Ir ačiū Dievui, kad to neprireikia, bet jeigu prireiktų, tai labai pagreitintų evakuaciją. Man tai patinka, kai ten prigesta šviesos, ypač jeigu buvo galėtų visą laiką. Jo, atrodo, visai fainai, žinai, tokia romantika, tas lemputė šviečia. Miegas labiau ima. Jo, o čia pasirodo Tarp kitko, kalbant apie tą miegą ir panašiai, kokie tavo, nežinau, tipsai tokie, kaip tą skrydį lengviau pernešti, ištverti, ypatingai jeigu tai yra ilgieji skrydžiai ar ne. Ar tu turi savo kažkokį tokį, nežinau, travel kit, flight kit? Aš turiu visą sąrašą. Ką įmi rankinę, ką įmi su savimi saloną? Apskritai, gal turi kažkokius netgi ritualus prieš skrydį, tam tikrus įpročius? Ritualai, ne, aš ritualų nelabai laikausi, man nepavyksta. Turiu patarimų, turiu keletą dalykų, ką tikrai darau. Pat pavyzdys, jūs geriat vandenį, aš geriu kavą, tai ant žemės aš geriu kavą. Bet jeigu yra skrydžio diena, jeigu tai bus ilgieji skrydžiai ypatingai, jeigu tai bus ilga kelionė, tai visada geriu daugiau vandens. Tam, kad jeigu žmogus dehidratuoja, pirmiausia, kas atsitinka? Skauda galva, nes tai yra pirmas signalas, man trūksta vandens. Ir atsiranda didelis nuovargis, nėra energijos. Tai vanduo yra būtinas, ypatingai kai keliaujat. Jeigu keliaujat lėktuvu, net esu skaičiusi tokį tyrimą, kuris teigia, kad jeigu skrendat lėktuvu ilgaisiais skrydžiais, 4 valandas ir daugiau, reikia dvigubai daugiau vandens gerti, negu jūs įprastai geriate. Tai čia yra tikrai labai geras patarimas ir jis tikrai veikia. Ką aš turiu visada su savim? Tai čia ne ritualas, čia tyrimais pagrįsta ir praktika įrodyta. Visų pirma, apranga. Labai norisi, ypatingai pasižiūrėjus ten Pinterestus, kaip čia gražiai atrodyti ir taip toliau. Bet visų pirma yra patogumas. Visų pirma yra patogumas, jokių griežtai įrėminančių, veržiančių drabužių, jokių būdų ne. Turi būti patogu, turi būti laisva ir turi būti sluoksniai. Nes gali būti taip, kad terminale, oro uoste gali būti šilta, jums reikės išsirengti, eisit galbūt per lauką, jums reikės apsirengti, arba bus žiauriai šalta. Įsėsit į lėktuvą,
gali būti išjungti varikliai, nebus kondicionierius, bus žiauriai karšta, jums reikėtų nusirengti. Tai žodžiu, čia yra labai svarbus patarimas prisisluoksniuoti, kad galėtumėt sėdėti ir trumpom rankovytėm ir jums bus labai komfortas. Dar mėgsta sluoksniuoti tie, kurie taupo vietos bagažui, žinai, jo. ir skrenda be bagažo. Visada sunkiausius rūbus deduosi. Va, štai prašom. Du viename. Taip, Tai didžiausi yra du batai, viename. sunkiausiai kokie džinsai, žinai, megztinis, striukė. Ir tada jau ten sėdi karšta, belė kaip, bet ne, čia su daiktais. Ne, šitą tai nerekomenduočiau, sąžiningai. Padarykit taip, kad jums būtų patogu. Visada turiu šalį didelį, kuris man ir užklotukas, ir kas tik tai nori, ir ant megztuko užsirišti, kad būtų šilta, jeigu reikia, gali būti ir pagalvytė. Tai, tokį multifunkcinį. Merginos ypač tikrai turi, vyrai dažnai pasiskolina. Ką dar visada turiu? Labai praverčia pagalvytę, bet ne ta pagalvytė, kur atsiremėt ir pajaučiat, kad nusileidžia iki kaulo. Ta pagalvytė, kur laiko, kur galima, į kurią atsiremti, kad nenulinktų ta galva. Jeigu labai fainas kaimynas, tai gal ta galva ir nusilenkia, bet kitą kartą gali nežinoti. Tai labai rekomenduoju ir tikrai ne bet kokią. Žiūrėkit, ar jums laiko galva, kai jūs jau visiškai atpalaiduojat ir numetat ant šono. Jeigu laiko, labai gerai, išsimiegosit. Jeigu nelaiko, negerai bus, išmesit, nebenaudosit. Ką dar turiu? Va dabar čia toks bus iš bobučių patarimų. Nes kai aš pasakau šitą, labai dažnai žmonės žiūri rimtai, tau jau reikia. Visada ilguosiuose skrydžiuose apsimaunu kompresinės kojines. Tai kas to nenaudoja, žiūri labai skeptiškai ir sako, man dar nereikia. Bet tada, kas atsitinka ypatingai ilguosiuose skrydžiuose, kai mes sėdim ilgą laiką, visi skysčiai keliauja kur? Teisingai žemyn ir kaupiasi kojytėse. Ir jeigu jūs nusevet batus, kad būtų patogiau, ilgas skrydis, niekur neisiu, nuseviau, po to galite nebeapsiauti. Kojytės patinsta taip, kad, palauk, čia tikrai mano batai, man reikia porą dydžių didesnių. Tai jeigu keliaujat su kompresiniam kojinėm, vis dėlto jos pastumtas skysčius atgal ten, kurie turėtų būti. Ir yra labai didelis malonumas nejausti to nuovargio kojose, kai atskrendi. Tai vat esminiai patarimai, tinkami rūbai, pagalvėlė, kojinės. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, visiems pabandykit, tyliai sakysit ačiū, garsiai galite nesakyti. Ką dar labai rekomenduoju, ypatingai naktiniuose skrydžiuose. Mano rankiniai visada akių raištis ir ausų kamštukai. Taip. Nes nežinot, gal bus labai šnekus garsiakalbiai keleiviai. Super susijaudinę ir šnekės visas 7 arba 12 valandų. Buvo tokių variantų. Nuostabi patirtis, jeigu turi ausų kamštukus. Labai gerai, labai rekomenduoju. Arba ausinės, kurios blokuoja garsus. Nes net, čia jau taip atidėjus juokus, jeigu niekas net ir nešneka į ausį, triukšmo lygis yra vis tiek didesnis negu mums įprastas. Lėktuvo ūžimas yra tai, prie ko mūsų organizmas neįpratęs ir klausosi. O jeigu dar truputėlį prisibijom skristi, tai iš vis kiekvieno krepštelėjimo klausomės ir labai išvargina garsas. Ir duoda papildomą nuovargį, kurio galima būtų išvengti. Dėl akių raiščio, tai irgi visokių sprendimų girdėjau, visokių vertinimų. Man labai patinka užsipakuoti, nes tu nežinai, kada įgulai prireiks uždegti šviesą, kas šalia tavęs įsijungs šviesą, kas langą atidarys, rytinės saulės, ar dar kažką. Labai rekomenduoju. Naudojausi kitų būdų, tiesiog turėjau kepurę, tai aš ją va taip. Irgi variantas. Tiesiog užsidėjau ir pagalvojau, kodėl aš neturiu raiščio, kaip dabar praverstų. Ir visi šitie dalykai, jie neužima daug vietos. Taip, jie neužima daug vietos, jie neduoda svorio, bet kaip gerai juos turėti. Taip. Dar ypatingai merginom, tai rekomenduočiau, kadangi vis tiek, kaip ten bebūtų, lėktuvo salono oras yra sausas, gerokai mažiau drėgmės, negu mes įpratę ant žemės turėti, džiūna oda. Tai ar veiduką pasipurkšti dulksną, ar turėti lūpų balzamą po ranka skrydyje. Ne po to. Aš mačiau, kad panos dedasi net tas lakštinės kaukės. Ir mačiau ir aš. atrodo labai įdomiai, bet užtat jos labai fainai jaučiasi. Nes nesinori razinkos turėti vietoj veido. Razinkos neturės, bet jausit. Jo.
Aš atsimenu, mano kosmetologė kažkada pasakė tokį didelį komplimentą, sako, bet tavo oda visai kaip stiuardesių. Sakau, tokia graži. Ne, tokia sausa. O, Tai tikrai veikia. keis komplimentą, bet šiaip aš tikrai. nežinau, aš visada atkreipiu specialiai dėmesį į stiuardesio odą, nes visada su neprikaištingu makijažu, jeigu dar tos nežemų kompanijų, tai ir šukuosena, kuodukai, žodžiu, viskas labai gražu ir galvoju, kaip jos išlaiko tokį darbą dirbdamas, tokią, atrodo, iš pirmo žvilgsnio tobulą odą. Tai yra labai griežtai reglamentuojama, kaip turi būti, kaip turi atrodyti įgula, kaip turi atrodyti stiuardai, kaip turi atrodyti stiuardesės, kokias makijažo priemonės galima naudoti, kokias spalvas galima naudoti, kokių ginkdievė negalima, koks nagų lakas gali būti, kokio negali būti, kokio ilgio nagai gali būti, kokie negali. Aš tik vieną žinau dėl ūgio, kad tikrai yra reikalavimas ūgiui, ne aukštesnė negu arba ne aukštesnis negu. Arba ne mažesnis negu. Taip, bet kad dėl kosmetikos ir dėl spalvų, tai... Nes jeigu bus mažesnis, gali nepasiekti bagažo. Tiesiog tai yra... Bet kad kosmetikai yra... Tai yra labai griežtai reglamentuojama. Tai yra tam, kad būtų, kaip ir veidas, kad būtų atpažinimas, kad čia eina tos aviakompanijos stiuardesė. Kad jos turėtų vienodą kažkokį tipažą, jos visos yra labai skirtingos, bet makiažas yra vienodas, spalvos yra vienodos. Tam, kad išlaikyti, jeigu jūs turit virš 70 000 stiuardų, jūs turit kažkaip tai padaryti, kad jie vienodai atrodytų. Tai yra tokie vadovėliai, vienos man žinomos aviakompanijos, tas vadovėlis 80 lapų yra, kaip turi atrodyti, kaip gali atrodyti, kaip ne. O tai kaip su to odos išlaikymu? Ką jos naudoja? Vanduo. Geria daug vandens. Vanduo. Sėdi ten su lakštiniam, žinok, kaukiam, kai mes nematome. Stiuardesės nesėdi. Tarp kitko, jeigu jos eina numigti ilgajam skrydį, gal spėja, bet aš taip prioritetą dėčiau miegui, ne lakštiniai kaukiai. Jo, čia aišku, bet tiesiog galbūt, mes nežinom. Tai tokie patarimai iš tikrųjų labai paprasti, Tai žodžiu, geriausia ištverti ilgą skrydį, tai yra miegoti, o kad užmigti, pasilenkinkime ausų kamštukais, raiščiais, ar ne? Pasidaryti taip, kad jums būtų komfortas, kad nebūtų taip, kad verkia vaikas kažkur salone ir jums visas atostogas sugadina. Vaikai verks, jie verkia ne iš gero gyvenimo, jiem nepatogu. Dėl to jie verkia. Skaudausis. Kemšausytės, nepatinka būti tiek laiko lėktuve vienoje vietoje. Vaikai neverkia iš gero gyvenimo. Aš dar prisimenu, nuo ko aš dažnai prabundu, jeigu ir miegu, tai visada nuo turbulencijos. Ta prasme, ypatingai, kai prasideda tie tokie jau laisvo kritimo, žinai, pojūčiai, tie kalneliai, tada jau viskas, visi miegai man išsilaksto. Tai vat irgi norėjau paklausti, nes esu skaičiusi, bet čia jau faktą skaičiau, kaip po faktą pateikta, kad turbulencija yra absoliučiai normalus ir neišvengiamas dalykas ir dar ne vienas lėktuvas dėl turbulencijos nenukrito. Aš irgi nesu girdėjusi, kad kažkokios avarijos priežastis tai buvo turbulencija. Nesu specialiai ieškojusi tokių variantų, bet neaptikau. Iš tikrųjų, tai nėra pavojinga, tai yra labai nemalonu. Tai yra tiesiog labai nemalonu, kai tave krato, kai tu jautiesi, kad tu krenti, tai yra žiauriai nemalonus jausmas ir neįprastas. Mes kasdien to nejaučiam. Tai tada kelia tokį baimę, paniką. Žiūrėkit, kas stiuardai daro. Žiūrėkit, ką daro stiuardai ir stiuardesės, jie ramiai sėdi ir iš karto prisisega. Ir toliau ramiai šnekučiuojasi. Tai aišku, viskas yra fine. Tai kad nemalonu bus faktas, kad kai kurie žmonės nepripranta ir kad jų skrandžiai smarkiai supyksta irgi faktas, kad tai nėra pavojinga, kiek kartų jautei turbulenciją ir kas buvo po to. Nusileidom. Lėktuvas. Aš dar čia. Ir nieko neatsitiko. Kas yra labai svarbu, sėdėkit prisisegę saugos diržus. Net tada, kai ta lempelė užgesta. O dažnai irgi girdisi.
Nu, bet tas Ir jo, visi tik tai, čik. Jo, ir iškart jau ar stotis, ar iš tašio, ar už Yra dar vienas dalykas, nu taip, jeigu reikia nueiti į Nu, lėktuvo taip, galą, taip, tai reikia nueiti į taip. lėktuvo galą, tada su diržu nenueisi. Visais kitais atvejais aš nematau priežasties, kodėl reikėtų atsisekti saugos diržą. Kaip automobilyje, žinai. Į autostradą išvažiavom. Viskas, jau galim dabar ant atsisekt, jau tiesių ramu. jau važiuoju. Būtent, lygiai tas pats, mes juk jau važiuojam, o ką man sėdėti taip, prisisegus, būtent todėl ir sėdėti, nes yragi tas dalykas kaip ir giedro oro. Lempelė tada. Nu, tai nėra privaloma, bet visada po to seka rekomendacija likti prisisegus. Jo. Kodėl? Nes yra toks dalykas kaip giedro oro turbulencija, kuri tiesiog vyksta nenumatytai, neįskridom į jokį debesį, neįskridom į jokią audrą ar kažkur, tai tiesiog turbulencijos zona. Tai tam, kad jūs neatsidurtumėt palubėjai, supraskeltą galvą. Nes tiesiog nespėsit užsisekti, galit nespėti užsisekti. Aš visada sėdžiu prisisegus ir man tikrai labai keista ir kitą kartą galvoju, kai išgirstu tą čik, visi atsisėgia ir sėdi toliau. Tai jeigu sėdint norisi atsisekti saugos diržą, būtinai atpalaiduokit jį truputį, jisai jums veržia, jūs per daug jį užsiveržėt. Tai padarykit, kad būtų patogiai, kaip kelnių diržas, jisai nespaudžia, jisai laiko. Tai vat, saugos diržas jūs laiko kėdėjai, nes jeigu yra turbulencija, lėktuvo krato, ką jūs darysit, jeigu neprisisegėt, teisingai kratysitės. Taip. Tai yra buvę tokių visai ekstremalių atvejų, kai ir su praskeltom galvom, ir su lūžusiom galūnėm žmonės pateko į ligoninės, nusileidę ant žemės, nes nebuvo prisisegę. Nes tiesiog nepaklausė įgulos ir neprisisegė saugos diržų. O turbulencija buvo stipri, labai stipri, va tuo atveju ir O kaip tas va irgi atvejis, aš visą laiką labai stebiu žmonės, kai tu jau kaip ir nusileidi, bet dar lėktuvas rieda tais visais savo takeliais ir ten jau žmonės jau atrodo, ten sėdi tokia dėja, kada jisai galės čia atsisekti tą diržą ir jie tada segasi, puola prie tų tašių, ten eiliai stovi užlūžę visi. Ir aš visą laiką taip sėdžiu ir man tu... Nu taip juokingai, jie visi atrodo, bet žinau, kad greičiau nebus. Čia gali būti ta dalis, kuri turi atskirą skrydžio bilietą ir skaičiuoja minutės iki kada. Paprastai tokių mažuma. Bet tai ir dėl saugumo, realiai, tu turi Čia yra visiškai dėl saugumo, už tai, kad kol lėktuvas juda, jisai gali truktelėti. Jisai gali truktelėti staigiai. Kas atsitiks jums, jeigu jūs stovit lėktuve? Jūs griūsit, ant kažko užgriūsit, pats galit susižaloti. Ir dar lagaminą tuo metu. Ir dar lagaminą užmesti. Galit lagaminą net ir neužmesti. Jeigu jūs atidarėt dėtuvę, jisai gali iškristi, nes skrendant jie vis tiek truputėlį persistumda tenais. Tai gali tiesiog remtis į duris, jūs pakelėt ir jums kaukštelės. Tai jeigu dar yra judesys kažkoks iš lėktuvo, pasėdėti reikėtų. Tai irgi yra buvę tokių atvejų, tiesiog kai krito žmonės, stovėjo ir ar staigiau pastabdė, ar pagazavo. Ir žodžiu, pajudėjo. Pavažiuosi. Dar miška trūksta. Tarp kitko, jeigu stato prie rankovės, tai būna tokie trūktelėjimai, jie tikrai gali būti. Tai visko gali būti. Kam rizikuoti, aš nelabai žinau. Nes dar visų pirma tas, kad tu greičiau neišlipsi. Kol viską vis tiek paruoš, viską padarys, atvažiuos personalas, tai vis tiek tas laikas yra lygiai tas pats, nes tu tiesiog ten stovi, man jau jie persikreipė. Esmė, kad labai nepatogus stovėti ten. Sėdėti yra patogiau, tai darykim, kas yra patogiau. Man daugiausia būna, kai aš arba prie krašto, arba per vidurį sėdžiu ir tas prie lango žmogus, jis matau, kad jis taip skuba ir jis stojas ir tarsi į mane žiūri, tai gal praleisi. Gal jau iki bet aš galvoju, tai o kur? jo. Tai tie momentai tokie. Iš tikrųjų, dabar visai neseniai keletas tave kompanijų priėmė taisyklės, kad bauduos keleivius, kurie nesiklauso ir stojasi tada, kol dar lėktuvas yra nesustojęs. Kai jau lėktuvas stovi, dar neatidaryti tos durys ir dar neprasideda išlaipinimas, bet jie jau stovi, nustovėkit, bet jau ir lėktuvas stovi. Bet kol lėktuvas nestovi, jeigu jie pašoka ir imasi daiktus, jiems bus taikomos baudos. Kokio dydžio? Aš dabar nepasakysiu tiksliai, tai buvo, kur aš skaičiau apie $60 JAV, man atrodo.
Aš beje esu mačius priešai save, vat, kai tu sakai, kai nuo lango žmogus nori lipti. Taip. Aš mačiau, kaip žmogus lipo per kitus žmonės. Tiesiog. Taip, tiesiog kiti žmonės dar sėdėjo, nes ten dar lėktuvas tvarkėsi savo visus reikalus ir jisai lipo ir rioglinosi per tos žmonės. Ir galvoju, Čia yra gerasis kelionių momentas, kai tu pamatai tokius žmonės, su kuriais paprastai nebendrautum savo burbulę. Tai yra irgi labai įdomu ir labai sveika pamatyti. Beje, dėl to žmonės. flight mode, ne? Aš irgi turėjusi esu atvejį, kai šalia su vienu žmogum, tikrai jau taip negražiai bendravom. Aš jam matau, kad jisai skambinėja, skrolina, rašinėja ir mes jau realiai esam pakilime, jau galima sakyti, jau tuoj kilsim ir jis vis dar neišsijungia, o aš jam sakau, išjunk, nes jau viskas, mes jau kylam, reikia, kad būtų išjungtas. Tu turbūt labai retai skraidai, jeigu nežinai, kad galima naudoti, sakau, aš kaip tik labai dažnai žinau ir kad dažniausiai avarijos įvyksta, žodžiu, būtent pakilimo arba nusileidimo metu, kada gali įvykti visokie radijo trukdžiai, ten dar kažkas. Aišku, čia galbūt ir mitas, bet atsimenu, tada turėjom tokią, nemalonų pokalbį ir aš galvoju, kaip vis dėlto ir iš tikrųjų, ar galima naudotis ir jeigu vienas kitas ten neišsijungs, ar negalima, nes dabar apskritai jau ir Wi-Fi lėktuvuose yra, tai va toks dabar šiek tiek... Iš tikrųjų, čia yra toksai ginčas nuolatinis, ar atsitiks kas nors, ar neatsitiks. Ar sukelsiu aš trikdžius, ar nesukelsiu trikdžius. Ar jūs tikrai taip gerai išmanot lėktuvo sistemas, kad galėtumėte tvirtinti, ne, mano telefonas tikrai nesukels trikdžių. Kai kuriuose lėktuvuose nesukels, kai kuriuose gali. Norit bandyti? Nereikėtų. Savo geriau nepandyti. Nereikėtų. Aš sąžiningai išsijungiu ir ramiai žinau, kad aš padariau viską, ką galėjau. Vėlgi, naujesni lėktuvai gal turi geresnės sistemas, gal jų taip smarkiai netrikdo. Vėlgi, ar jūs tikrai žinot, kelintų metų modelio lėktuvė sėdi? Ne, tikrai. Kokia ten yra įranga, ar ją trikdo ar netrikdo. Aš labai rekomenduočiau remtis tuo, ko prašo įgula. Taip. Tai jeigu įgula užakcentuoja, išsijunkit. Taip. Išsijunkit. Blogiau nebus, niekam žalos nebus dėl to. Deimantė dar turi kažkokių klausimų? Aš dar vieną noriu pajudinti klausimą. Mes šiek tiek šnektelėjom prieš filmavimą ir šiaip man atrodo, tikrai gali būti aktualu ir nedaug kas, gal daug kas žino, bet gal kažkas ir nežino. Kai renkėsi vietas, kur yra daugiau vietos kojom prie avarinio išėjimo. Taip. Tai yra, atrodo, privilegija, man bus patogiau sėdėti daugiau kojom, bet tu atskleidai porą niuansų, dėl ko yra labai atsakinga ta vieta ir reiktų labai pagalvoti prieš ją pasirinkant. Taip, tai avarinio išėjimo vietos turi avarinio išėjimo kėdės turi daugiau vietos kojoms. Būtent todėl, kad ten yra išėjimas, kad ten būtų patogu išeiti. Tai ten sėdėti yra privilegija ypatingai aukštesniems žmonėms, jiems yra patogiau, jiems yra daugiau vietos. Bet ta vieta eina ne tik kaip privilegija, tai yra ir atsakomybė, nes tuo mažai tikėtinu atveju, jeigu prireiktų evakuacijos greitos, tai tie žmonės, kurie sėdė avarinėse eilėse, jie turi padėti įgulai evakuoti žmonės. Pagal komandą, jeigu reikės atidaryti duris, padėti, ta prasme, vykdyti komandos nurodymus. Tai kas man kartais baisu būna, kai įgula visada pasitikrina, kas sėdi tenais. Visada. Visada pasitikrina, visada pakalbina, kad suprastų, ar kalba žmogus angliškai ar ne, ar galės susikalbėti ar ne. Kartais yra tekę matyti tokiu atveju, kad, tarkim, žmogus su sulaužyta koja nusipirko tą išėjimo vietą, nes jam bus patogiau, jam bus daugiau vietos sėdėti ir niekam apie tai nepranešė. Ir buvo labai smarkiai pasipiktinęs, kai įgula prieš skrydį jį persodino. Sako, jūs čia negalite sėdėti ir įgula buvo absoliučiai teisi, nes turi būti nesutrikusio mobilumo. Nes jeigu reikia staigiai evakuotis žmogus su gipsu ant kojos, jisai bus trikdys, jisai negalės judėti taip greitai kaip kiti. Tai jisai kliudys evakuacijai. Ten negali sėdėti vaikai, nes jie nesureaguos taip, kaip reikia, kaip suaugusieji, nevykdys nurodymų. Yra dalykų, dėl ko ten negali sėdėti žmonės. Ir šiaip reikėtų pagalvoti, kad jeigu tu ir atitinki fiziškai ir kalbi, ar tu nori tos atsakomybės. Ar tu nori tos atsakomybės. Ir įgula visada paklaus, ar jūs sutinkate. Vat jums informacija, ar jūs sutinkate padėti, jeigu prireiks. Jo.
Tai vat, kartais žmonės atsako automatiškai, įsivertinkit. Yra lėktuve ir kitų vietų su daugiau vietos kojom. Tada jau ne exitus rinktis. Jeigu sutinkat ir sveikas esat ir šviesaus proto ir kalbat angliškai, viskas puiku. Tai va, tai Chebrytė, pagalvokit, ar tikrai verta rinktis vietos su daugiau. Nes tai eina ir su daugiau. Nes gali tiesiog persodinti dar. Ai, nu jeigu kas, tai tiesiog persodinti. Ne tik gali, bet ir privalo. Ir jeigu įgula nesužiūri, kad ten sėdi vaikas, čia jau yra red flagas, tai įgulai reikėtų duoti pastabą. Aš dabar atkreipdėmės, aš niekad nestebėdavau, kas ten sėdi. Gerai, dabar čia Aš pasižiūriu ir pačiai teko sėdėti. Okay. Bet dar va dėl vietų šiek tiek irgi prisiminiau, nežinau, gal jau ir paskutinis čia toks klausimėlis bus. Pagal ką va tos vietos lėktuvės skirstamos, nes čia irgi, kaip žinoma, tarkim, man kažkaip pasiseka visada, aš neperku specialiai vietų šalia, dabar kalbu tik tai apie laukostus, ta prasme, apie tas avialinijas, jeigu ten europiniai kažkokie skrydžiai ir panašiai. Nu va dabar Ispanija skrisiu lygiai tas pats. Prasme, aš neperku vietų šalia, bet visada bent vienas vaikas sėdi prie manęs, nes vienas vaikas sėdėti negali. Tai vat, šiaip kaip skirstamos tos vietos? 11. Jau gali persodinti. Kai kurios aviakompanijos jau gali. Bet kai kurios. Kai kurios jau gali, nes šiaip jau suaugęs skaitosi nuo 12. Taip, tai va, tai nuo 12 tai tikrai persodins, kai kurios gali persodinti jau ir 11 metų. Šiaip tėvai turi sėdėti su mažamečiais vaikais šalia. Kaip elgesi laukos, tai vėlgi aš labai gerai nežinau, aš gal papasakosiu apie tas labiau tradicinės aviakompanijas. Tai jos dažniausiai netgi duoda jų vietas ir bilieto kaina įeina šiaip. Ne visos, dabar didžioji dauguma parduoda vietas, arba tu prisiskiri vietas čekino metu. Tai jeigu kažkas iš anksčiau nusipirko vietas, jie tikrai neims tų vietų iš eilės. Jie pasiskirs savo vietas ten, kur jie norėtų sėdėti. Visiems kitiems lieka tai, kas yra atvira čekino metu arba registruojantis priduodant bagažą, ar ne? Tai tada lieka, kas lieka. Bet šiaip nėra, kad specialiai išsodinti tam, kad jie nusipirktų tą bilietą, kad sėdėti kartu. Mes aviakompanijos nežino, ar jums labai būtina sėdėti kartu. Tai tikėtis, kad šitie skrenda kartu, gal jie taip apsidžiaugs, kad jūs išsodina. Ta prasme, negali žinoti, ar tie žmonės nori sėdėti kartu ar ne. Tai tokio specialaus, kad va šitus tai atskirai išmėtom. Nes yra, pažiūrėjau, tie, kurie ilgieji skrydžiai būna į tolimuosius kraštus, tai kiek pati matau, kaip žmonės rašo, kad dažniausiai susodina kartu, yra viskas gerai, nes kiti klausia, sako, ar tikrai sėdėsim kartu, šiek tiek pergyvenam pirmą kartą toks ilgas skrydis. Nesėdėsit kartu, garantijos nebus, jeigu neišsipirkot vietų. Visada yra tikimybė, kad gali tave išskirti. Absoliučiai, nes jūs nežinot, kiek vietų bus išpirkta, ypatingai ilguosiuose reisuose žmonės išsiperka, kur jie nori sėdėti. Ir jeigu skrenda vienas žmogus, gali būti viena tik tai vieta šalia, arba tik tai 2 vietos šalia. Tada jau skrendančius 3 išsodins. Ilguosiuose visiškai nesinori sėdėti, kur po 4 eilėj. Žinai, nes 2, 4, 2, tai aš jau tada visada jau geriau, visada pasirenku, jeigu ir duoda rinktis, dažniausiai tikrai jau įeina čekinų, kai tu darai tuos čekinus ar ne, tai jau būna maždaug pasirink vietą, aš visada pasirenku, dar jeigu duoda, tai bent jau, kad 2, bet ne 4. Priklauso. Nors atgalva iš tikrųjų, kai skridom iš Japonijos, buvo nepilnas lėktuvas, kadangi matyti. Būtent tai ir norėjau pasakyti. Tada tie, kurie sėdi vidury, taip, gerai, mes sėdėjom 2, 4, ta žodžiu, 4 ir aš kojas ir jisai kojas užsimetė. Iš tikrųjų, mano patarimas, jeigu norit sėdėti kažkur konkrečiai ir kartu, išsipirkit vietas. Ir tai turėkit galvoj, kad tai nėra garantija, kad jūs ten sėdėsit. Nes gali keistis lėktuvo tipas. Gali dar būti kažkokiu operacinių priežasčių. Jūsų vietos gali keistis. Tai, tokiu atveju, jeigu norisi maksimalaus komforto ir maksimaliai iš anksto žinoti, kur jūs sėdėsit ir kad tikrai kartu, išsipirkit vietas. Jeigu tai nėra taip svarbu, nusiteikit, kad galite sėdėti ir atskirai. Ir nepamirškit, kad jūs neperkat buto. Tai laikina. Ir tai netragedija, jeigu sėdit atskirai. Taip. Tai dar kai prieki, tai būna, viskas gerai, nesulaukia kelionės, atgal dažniausiai jau viskas erzint pradeda. Jau galima ir pasėdėti. Tada jau ir vėl čia Lietuvoje niekas nesišypso ir taip toliau, tada jau taip.
Kągi, tai ačiū tau, Sigita, labai. Ačiū Jums, kad pasikvietėt. Ir ačiū Jums, kad buvote kartu ir kad žiūrėjote mūsų pirmąjį kelionių režimo epizodą. Tikiuosi, kad jis buvo vertingas, naudingas ir išgirdote kažką naujo, ką galėsite pritaikyti savo kelionėse. Labai kviečiu Jūs mus palaikyti ir suteikti mums grįžtamąjį ryšį. Todėl kviečiu paspausti like, pasidalinti su draugais arba pateikti mums keletą pasiūlymų ir idėjų tolimesniems epizodams. Iki kitų kartų.